Sveiki bičiuliai, štai ir vėl gera diena, saulėta diena ir vėl aš miške ir šį kartą padarysiu tam tikrą reikalą su katiliuku. Tai yra toks triukas, kaip vienu metu išsivirti arbatos ir omletą. Taigi, ko mums reikės? Reikės, žinoma, katiliukos, 2 kiaušinių omletui. Žinoma, daugelis turbūt po Velykų į kiaušinius nenori žiūrėti, bet šį kartą vis tiek apie kiaušinius kalbėsiu. Aš tai kiaušinius taip nešioju, suviniotas į servetėlę ir jie nesudūžta. Tada reikės alyvuogių aliejaus, pipirų, tai yra prieskonių, cukraus ir arbatos. Ir taip pat pagrindinis dalykas. Tai yra kažkoks tais užsegamas maišelis. Štai aš turiu 3 rūšis. Šitas turbūt bus per didelis 2 kiaušiniams, dedame į šalį. Šitas turbūt irgi bus per didelis 3 litrų. Tai vat, šitoksai vat maišiukas užsegamas, tai vadinamas zigbegas, puikiai tiks. Kągi mes darom? Mušam kiaušinius į maišelį. Sudedam lukštus, vėliau sudeginsim juos. Dėsiu taip, kad būtų patogiau. Šlakelis alyvuogių aliejaus, druska, pipirai pagal skonį. Taip pat šlakelis vandens į omletą, kad būtų puresnis. Užsegam maišelį. Sutuokam. Tuomet išleidžiam orą. Kiek įmanoma. Pavalom purvus. Vis tiek viskas virs. O principas toksai. Dedame maišelį užsektą į puodelį ar katiliuką. Užpilame vandeniu. Įsiberiam cukraus į tą vandenį. Įmetam keletą arbatos lapų, ar pakelį arbatos, kaip kas turi. Viską uždengiam ir dedam ant lėtos, ne ypač karštos ugnies. Pasidarome vietą katiliukui, sumetam šiukšles. Štai vieta katiliukui. Nereikia bijoti, kad maišelis išsilydys, kadangi vanduo neleis jam užkaisti daugiau negu 100 laipsnių. Nebent maišelis prisilies prie dangtelio, ir dangtelio ugnis bus didelė ir įkais, tada gal šiek tiek gali ir apsilydyti to vietoj. Bet iš esmės virimo temperatūra yra iki 100 laipsnių ir maišelis šiaip turėtų laikyti kokį 120-140 laipsnių. Tai taip, kad būkime ramus, jokių nuodingų medžiagų tikrai neišskiria. Kaip minėjau, kad katiliuką geriausiai dėti ant silpnesnės ugnies, kad neapimtų ir neįkaistų mūsų dangtelis per daug, kad netyčia prisilietusi plasmasė viduj, tai yra maišelis, neapsilydytų. Kaip ir užvirė mūsų vanduo, leiskime šiek tiek pavirti vandenį ir realiai kokias 10 minučių iš viso užtrukau ir traukime, pažiūrėsime, kas ten viduj darosi.
Štai ir mūsų omletas. Atvėsinsiu šiek tiek dantelį. Dedu į dantelį. Kaip matote, nieko maišeliui neatsitiko. Štai čia mūsų arbata. Išsimetu tvarkingai omletą. Maišelis, kaip matote, nenukentėjo. Sekantį kartą vėl panaudosiu. Tik reikia išsiplauti. Šiek tiek rankena dar karšta. Paragaukime omleto. Puikus, skanus, purus omletukas. Taigi vienu metu turiu ir kiaušinienę, galim pasakyti, ir arbatos.